Mėly Lietuvos žmonės. Norėjau sakyti nepriklausomos Lietuvos žmonės, bet šį kartą suabejojau žodžiu nepriklausomos. Kam šiandien priklauso Lietuva? Pamėginkime savo atsakyti. Jei Lietuva iš tikro priklausytų mums, gal mums nereikėtų stovėti dabar šioje aikštėje. Taigi, pradėsiu savo pasisakymą nuo eilėraščio parašyto prieš ketvirtį amžiaus, skirto savo seneliui, buvusiam nepriklausomos Lietuvos Seimo nariui, supūdytam Sibire po pirmojo vežimo prieš karą. Senelio šveicariškas laikrodis tiksi žmonėms ir mamutams amžinam įšalę, tą kapą lengva surasti, priglaudžiu ausį prie samanų, akimis lyžių plaukiančius debesis, tai senelio balta vėlė per bekraštės taigos platybės varo suakmenėjusių mamutų kaimenę.